Sveiki visi, čia TK iš Champions LT ir šiandien pristatinėsiu Path of Exile Gaming Gear Games žaidimą. Spauskime Create Game, Create Character. Šitas žaidimas GameSpot'e ir MMO Huts'ose išrinktas Game of the Year, tai pamaščiau, kad būtų verta jį pristatyti. Na, dabar turime pasirinkimą iš keletas charakterių. Na, čia kažkas tokio kaip healeris, kaip suprantu. Shadow. Čia bus rogas. Kiekvienas iš jų, kaip matote, turi savo istoriją. Parašyta, kaip jis atsirado čia kažkokiam laive. Kaip tiesiog kažkoks kalinys, vergas. Ranger. Duelist. Ir Witch. Na, gerai, pasiimkim Ranger pabandymui. Na va. TK. Dabar yra lygos. Standartinė, Default Game Modas, Domination ir Nemesis. Aš bandysiu Nemesis. Nes va matot Rare monstrai, Additional modas ir kas smagu, čia hardcore playeriams yra, kas žaidžia tokius žaidimus kaip Diablo. A character killed in Nemesis becomes a standard character. Tai reiškia, jeigu bent sykį numiršti šitoj lygoj, tave iš karto įmeta į standard game modą ir jau Nemesis lygoj su tuo charakteriu nebegali žaisti. Ok. Contacting server. Na, toj pamėginsime šį žaidimą. Na, jis iš esmės yra tikrai ganėtinai panašus į Diablo 2. O aš čia krante. Pasiimu lanką. Paspaudžiu ant pirmo questo ir atsiranda zombis. Galima dar ir atakos nepataikyti. Dabar atsidarykim inventorių ir kas įdomu šiame žaidime, kad skillai yra šitie džemai. Mano lankas turi 3 gem spotus, raudoną, žalią ir mėlyną. Ir va dabar man išmetė Burning Arrow skillą, tai reiškia šį čia įsidedu. Ir štai čia pas mane atsirado tas skillas. Tai va, visi skillai šitam žaidime yra džemų pavidale. Ir juos galima gauti iš dropo, iš monstrų, tai jie ganėtinai perkami yra, ypač aukštesnio lygio skillai. Na, meta čia paprastus itemus. Visas veiksmas mouse klikas. Bet tikrai smagu bent jau man, Diablo daug pražaista, daug dienų, daug naktų, nesykį pereitas Diablo 2, tikrai žaidimas geras ir man čia patinka. Pamėginkim tab paspausto. Atsidarė mapas. Na, kol kas čia easy. Miršta lengvai. XP kyla ganėtinai padoriai. Na, kodėl šį žaidimą išrinko Game of the Year, tai aš jums parodysiu, manau, pasikėlęs levelį 2. Nes tikrai kietas future žaidime ir aišku, didelis kontentas, daug levelių. Hardcore modas tikrai daug kas suvilioja. Na, nežinau kaip kitose modose, bet čia mobų dar ganėtinai daug, nors jie kažkaip kol kas nelabai agresyvus. Ganėtinai keistai tos arausus pramisina, čia, manau, random šansas kažkokias yra statai ar kažkas, kad pramisinti būtų galima. Gerai, mano itemai geresni.
Aha. Čia dar yra... Nu, pakilo levelis. Čia cash shopas. Weapon effects. Na, čia viskas yra tiesiog visual efektai. Praplėtimai inventoriui ir panašiai. Tai va, o dabar man pakilo levelis. Ir štai turiu pasirinkimą vieną iš dviejų. Arba increasing vision rating ir maximum life, arba attack speed. Na, imkim attack speed, apply points. Ir jeigu dabar pazoominam atgal, štai daugiau neatsizoomina, bet štai yra visas skill tree. Čia yra mano taškelis, o čia va visas likęs skill tree. Kaip matot, čia ir dieve mano, nu, begalė tų skillų čia skaičiuot beprasmiška, gal internete parašytas tikslus skaičius. Čia yra tiek skillų, kad čia levelį keltis gali ir visaip keisti tą savo charakter. Realiai su nesvarbu, kurio pradėsi charakter, gali pasiekti visokius skillus. Tai va, ir čia, nu, toks skill tree tikrai daug duoda įdomumo žaidimui, kai gali pasirinkinėti tiek passive, tiek active skillus iš viso to. Ir tai tikrai sudomina, nes šitiek pasižiūrėjus, tai nu, nežinau, kiek čia laiko reiktų žaisti, kad visus tos skillus pasiimt bent, nu, maksimum levelius kelt, kad ir koks iš čia nustatytas dabar. Jo, pasižiūrėjus tiesiog atima žadą programuota ilgai. Toksai skillų medis, kad jis funkcionuotų normaliai. Na, o aš kol kas dar žaidžiu intro. Ir man čia gerai sekas. Minionai labai greit virsta. Kai kurie lėčiau. Čia va kilo mano skillo levelis. Priklausomai nuo mano levelio jisai gali kilt. Charakterį išvaizda nuo skillų irgi kyla. Na va, užsikelkim stipresnį Burning Arrow. Čia. O, jei neklystu, išmetė skillą. Taip, išmetė skillą. Ir čia. Skillas daugiau, manau, tam Templar. Man tai jis netinka. Tai reiškia, kad aš jį galėsiu parduoti. Kam reikia. Ir čia šitam žaidime tokių kaip pinigų nėra. Yra scrollai. Ir, nu, mapas biški trukdo matyti kai kurios mobus. Ir visas žaidimo kuriantis yra paremtas tais scrollais. Vėliau šiek tiek parodysiu dėjęs iki pirmo miestelio, manau, neužilgo. Taip, čia dar daugiau zombių. Kol kas minionai vienodi mobai. Bet manau, vėliau tikrai jų daugiau bus, ne veltui būtų Game of the Year. Čia va, kaip matot, po mobo apačia parašyta Resist Cold, tai reiškia su Cold atakam daug mažiau damage'o daryčiau, bet kadangi paprastas physical atakos ir fire, tai damage'o pakankamai darau. Na, o lyg ir išklerinau, kiek čia yra. Čia taip pat būna ir va. Stiprių mobų. Bosų vadinamų arba tiesiog rare monster, va, kuris turi extra life. Ir per HP neblogai kerta. Bet aš, kadangi lankas, tai kaitin galiu. O, čia dar yra keletą šiaip mobų. A, trauktis.
HP potai daug kartų naudojas, jie atsiregeneruoja tuo pačiu, kas kažkiek laiko. Jos galima čia 4-5 kartus panaudot. Nu va, toj hiloką nukirsiu. Lankas visai smagu, kai kaitin galima. O, išmetė gerą itemą. Dalis itemų netelpa. Unidentified. Va, yra Scroll of Wisdom. Identifies item. Ir lygiai taip pat jie gali būti naudojami kaip currency žaidimo. Taip, dabar šitą lauk metam. Šitą irgi lauk metam. O, labai gerai. Visai neblogus itemus išmetė. Kaip mato, daugelis itemų turi slotų skillam. Tai skillų tikrai įvairių gali turėti, tiek vienam weaponui, tiek kitam. Na va, veda mane į pirmą kaimelį. Ir čia yra loras, kurį, manau, smagu pasiskaityti mėgėjams tokio dalyko. Stash. Čia yra labai puikus dalykas. Nes jeigu, sakykim, šitą itemą įdedu į savo stashą ir mano šitas charakteris miršta, kažkurio tai metu mane permeta į paprastą game modą, aš pasikuriu naują hardcore charakterį ir aš tuos itemus galiu išsiimti iš savo stashą. Tai čia ir labai fainas dalykas. Va, sell items. Ir man duoda scroll fragment už tą itemą. Toliau, va, transmutation shard. Dar vienas. Ir šitai yra žaidimo currency. Va, accept. Gerai, vėl sell items. Bow prastas. Skillas kiek čia. O, už skillą nedaug duoda, neverta parduoti. Continue. Ir va, priduoti pirmą questą. Ir man duoda pasirinkti rewardą. Split arrow, dual strike, both weapons, tai čia aš su lanku panaudoti negalėsiu. Reeve. Na, čia daugiau mago skillas, tai va pasiemu split arrow. Gerai. Ir dabar inventoriui, va, tarkim, įsidedu į armorą ir man atsirado split arrow skillas. Manau, questų pasiėmiau. Jo, yra, va, atrodo, mapė keli questai. Tai reiškia, pereinu į kitą zoną. To išlaudins. Ir va. Man rodo, galiu ten arba ten eit, kad įvykdyt arba tą questą. Tai va, žaidimas turi daug maudų, nedaug maudų, o aktų, lygiai kaip Diablo būdavo, tai šį žaidimą tikrai galima žaisti ilgai ir nenuobodžiai. Wow. Iš karto padaugėjo minionų po pradžios. Nu, bent jau jie lėtai eina. Tai va, tikrai šitas žaidimas suteikia hardcore experience, dar biškį pavaikščiosiu, parodysiu, kaip pasikeičia visą ataką jų, kai jų padaugėja. Kaip jie pradeda atakuoti random. Ir dar gal kokį elitinį monstrą rasiu. Na va, jau kaip matot, šitie daug greičiau juda prie manęs ir daug daugiau damage'o daro. Na va, levelis pakilo. Dabar vėl turiu pasirinkimą accuracy ar dexterity gerinti. Ir pagal tai vėl turiu pasirinkimų. Na, pasiimkim accuracy. 20%, taikliau turėčiau šaudyti. Kanibalai greit bėgioja.
Ir iš visų pusių dabar jau pradeda atsirandinėti. Čia gal ir geriau su close range kokį čempionų būtų, nes jau kaitant, kai daug mobų nelabai išeina. Dar mačiau išmetę kažkokį neblogą daiktą, toj pasižiūrėsim, kas ten buvo. O, dar vienas kilas. Aha, na, hardcore mode matau itemus gerus ganėtinai dažnai išmeta. Čia pliusas. Taip, čia jau baigėsi, judam kitur. Žaidimas tikrai patiks Diablo 2 mėgėjam, 3 nežinau, pats nebandžiau, bet atsiliepimai ganėtinai geri. Šitas žaidimas irgi tikrai leidžia prisiminti senus gerus laikus. Tik aišku, baisu numirt. Ant Diablo tai numirdavai, nueini, pasiemi savo korpusą su visais itemais, su viskuo. O čia taip jau nebūna. Na, pažiūrėkim, Armorer Scope. Na, pabandykim ant šito. Na, pridėjo quality 2 procentus. Na, kažkas, vis kažkas. O dabar kyla toliau mano kitų skillų levelis, štai čia kampe. HP greitai siurbia. Reikia nepamiršti visą tą atsižvelgti, nes numirti ganėtinai liūdna būtų, tik pradėjus žaisti. O, dar vienas Armorer Scope. Na, aš dar, manau, ganėtinai daug štai. Rare monstras, kuris, kaip mato, damage iš karto daro didelį. Ir turi labai daug aplink dar hebros. Na, šalia stovėti nėra gera idėja, bet damage'o ganėtinai daug aš darau. Gal spėsiu. Wow. Šit neužsilenkiau. O, štai. Nužudytas. Tarp kitko darydami antrą questą atsargiai. Nes tenai bossas moka stunint per labai didelį atstumą. Aš taip jau kartą numiriau. Prieš tai bandydamas šį žaidimą. Tai tikrai buvo nesmagu. Kai tu gauni stuną, pribėga apie 15 paprastų minionų ir tai tiesiog užbaladoja. Štai dar porą itemų. O, prastos kokybės, išbandykim. Quality plus 5. Na, kažkas bent jau tokio. Tai va, norėjau jums, ką norėjau tą parodžiau apie šį žaidimą. Tikrai patariu išmėginti visiems tokio tipo žaidimų mėgėjam. Su jumis buvo Tikėjai ir ką, Champions LT, mes esam gamingas.